2010 m. birželio 8 d. Jakutsko oro uosto radarai fiksuoja neatpažintą skraidantį objektą. Jis juda beveik 20 km aukštyje, 10 000 km/h greičiu. Radaras automatiškai priskiria objektui numerį 00000, o tai reiškia, kad objektas neatpažintas ir neatsako į užklausimus. Objektas manevruoja nenusakomai ir spinduliuoja aviacinių dažnių trikdžius. Vienas lainerio pilotų bando susisiekti su juo ir praneša, kad girdisi garsas panašus į katės miauksėjimą. Oro uosto 825 kontrolės punktas. Ryšio patikrinimas, kaip mus girdite. Skrendame puikiai, o su tuo objektu bandėme užmegzti ryšį. Bet girdisi tik kažkokie garsai panašus į katės miaukimą. Kiek laiko girdėjote trikdžius, ar galite patvirtinti? Kai tik užmezgėme ryšį. Toliau nebuvo girdėti jokių oficialių šio įvykio komentarų. Kosmoso žvalgai. Kates nebejotinai galima vadinti kitokio proto atstovėmis. Kuo daugiau jas pažįstame, tuo labiau suprantame, kad šis protas niekiek nenusileidžia žmogiškajam. Katės visiškai gali apsieiti be mūsų, tačiau nepaisant to, jos nuolat šalia. Senovės šventieji raštai tvirtina, prieš didįjį tvaną kačių žemėje nebuvo. Vienos legendos skelbia, katę sukūrė dievai, sukryžminę liūtą su beždžione. Kitos, kad katė pati atėjo pas žmogų. Peru teritorijoje neseniai rasti piešiniai ant uolų, kuriems apie 10 000 metų. Uolose vaizduojamos raketos, astronautai ir sutvėrimai panašus į kates. Galima sakyti, kad katės akis tai visatos akis. Jos savyje turi energiją, kurią skleidžia stebėdamas žmonės žemėje. Gali būti, kad jos pasiųstos į žemę padėti žmogui. Katės turi neįtikėtinų galių, kokių neturi joks kitas sutvėrimas planetoje. Tuo galima įsitikinti pažvelgus jai į akis. Jos gerokai didesnės nei įprasta naktiniam medžiotojui. Ir geba ne tik matyti. Neįtikėtina, bet katės akyje yra segmentas, kuris jai suteikia galimybę girdėti akimis, nepaisant to, kad katės ausys yra vienos geriausių visame gyvūnijos pasaulyje. Kam katei toks segmentas? Kam jai galimybę girdėti akimis? Tai paslaptis, kuri iki šiol nėra atskleista. Tikėtina, kad mįslė slypi jos antgamtinėse galiose. Katės buvo pradėtos garbinti jau senovės Egipte. Būtent čia atsirado pirmosios naminės katės. Jos gelbėjo derlių nuo graužikų. Deivė Bastet, vaizduojama su katės galva, egiptiečiams reiškia daug daugiau nei bet kuri kita dievybė. Pagrindinė deivės Bastet karaliavimo sritis buvo moteriškoji namų erdvė. Ta erdvė tai moteris, jos sveikata, vaikai, vaisingumas, apsauga nuo bet kokio blogio, užkerėjimų ir nemalonumų. Deivė buvo moteriškosios namų erdvės saugotoja. Erdvės, kurioje karaliauja didingiausia šventąja vadinama katė. Tačiau net ir kosminėse, religinėse didžiosios visatos sistemose katėms priskiriamas nemažiau reikšmingas vaidmuo. Šventajame Geleopolio mieste aukščiausiojo Saulės dievo Ra simbolis buvo milžiniška katės statula. Jos vyzdžiai keisdavosi veikiami Saulės spindulių krypties. Statulos paskirtis tarnavo laiko nustatymui ir iš skulptūros kas valandą liedavosi vandens srovė. Kaip senovės žmonėms pavyko sukurti tokį tobulą mechanizmą, nežinoma. Ant faraonų kapaviečių sienų išlikę tekstai pasakoja apie keliones į kitą pasaulį. Ant jos slenksčio Miocio, katinas su liepsnojančiais kardais. Jis saugo Siro, mirusiųjų valdovo karalystės vartus.
Visi kačių porūšio atstovai, nuo liūto iki mažiausio kačiuko, lyg pasieniečiai. Iš vienos pusės jie tarsi gyvena šiame pasaulyje. Jie susiję su Saule. Jie sugeba pažaboti chaoso jėgas. Ir tuo pat metu sugeba prasiskverbti į tas erdves, kurios žmogui nepasiekiamos. Katės karaliauja naktį. Vienu metu jos gali būti keliose sferose. Todėl ir katė, ir sfinksas, ir liūtas vaizduojami kaip erdvės portalo sergėtojai. Pas lietuvių kilmės žymų dailininką Niką Safronovą katė iš tiesų atkeliavo iš paralelinio pasaulio. Kartą jis viešėjo Egipte vietinės valdžios kvietimu. Pasinaudojęs aukšto svečio privilegijomis, Nikas paprašė nuvežti jį į vieną iš turistams uždraustų lankyti Gizos piramidžių ir vos ten nepasiliko amžiams. Arabai tiesiog pamiršo jį pasiimti. Kaip vėliau paaiškėjo, mane atvežęs žmogus tiesiog išėjo atostogų. Įvyko nesusipratimas. Kaip sakoma, vietoje šaltkalvio atėjo santechnikas, vietoje santechniko elektrikas ir to pasekoje aš buvau pamestas. Arabai patys nebežinojo, ar aš ten, ar nebe, ar jau išėjau, ar gal išvažiavau kitą mašiną. Dailininkas nebegalėjo rasti kelio iš piramidės labirinto. Juodi koridoriai sklaidėsi, baigdavosi aklavietėmis arba vėl grįždavo atgal. Pavargęs jis prigulė ir užsnūdo. Nikas pabudo nuo nesuprantamo triukšmo. Salė, kurioje jis buvo, nutvisko šviesomis. Salės viduryje stovėjo sarkofagas, o jame tarsi gulėjo gyvas žmogus. Likusieji aplink jį kalbėjo burtažodžius, o sienomis šliaužiojo keisti žmonių šešėliai su gyvūnų galvomis. Aš mačiau, kaip vaikšto faraonai, juda kažkokie žmonės su šakalų, katinų galvomis, kaip vaikščiojo tarnai. Visa tai atrodė tarsi spektaklis, kurį aš stebėjau. Pasislėpiau už sienos, baimindamasis, kad manęs nepamatytų ir nepaaukotų dievams, kaip neiškaus sutvėrimo. Jei manęs nepalaikys dievu, tai tada jau man, kaip sakoma, baigsis liūdnai. Senovės ceremonija pribloškė Niką Safronovą. Kurį laiką jis apmiręs stebėjo, kas vyksta. Tačiau širdies gilumoje nerimas augo. Pagaliau jis intuityviai suvokė, kad metas grįžti. Kai tik jis taip pagalvojo, kampe pasigirdo lengvas krebždėjimas. Kažkas pradėjo artėti. Miglotai galima buvo įžvelgti mažą šviesą dėmę. Iki tol jis negalėjo tiksliai suprasti, ar tai, ką mato, yra sapnas ar iliuzija, tačiau netikėtai suvokė, jog viskas vyksta iš tikrųjų. Pamačiau, kad iš viršaus sklindanti šviesa apšvietė mažą kačiuką. Paėmęs jį, iškart pajutau nuo jo sklindančią šilumą ir karštį, mane sušildžiusi iš vidaus. Niko rankose atsidūrė mažas kačiukas. Vos tik dailininkas jį palietė, senovės Egipto reginys ėmė tirpti, plėsti, kol galiausiai išnyko visiškai. Jis paleido katiną iš rankų ir leidosi paskui jį. Aš jį paleidau. Kačiukas ištrūko ir nupėdino. Leidausi paskui jį, einu. Jis prieš akį, aš iš paskos. Prieš akį brėkšta šviesa, išėjimas. O ten persigandę egiptiečiai. Nikas parsivežė katiną į Maskvą kaip talismaną. Šiandien Donsko sfinksų veislės katė gyvena dailininko biure. Katės ryšys su gretimais pasauliais visiškai įmanomas. Juk jos smegenys tokios tobulos, kad buvo pasirinktos kaip prototipo modelis naujos kartos kompiuteriams. Tai geriausia sistema gyvojoje gamtoje, kuri gali mokytis, pripažinti informaciją ir tuo pat metu priimti daugybę sudėtingų sprendimų. Iki šiol niekas negali pasakyti, kaip katė orientuojasi erdvėje. Tarp įvairiausių teorijų apie tai, kaip katės sugeba sugrįžti namo iš už 1000 kilometrų, vežamos traukiniais įveikusios didžiulius atstumus, yra dar viena teorija. Katė prisimena vietą – akustinę ir elektromagnetinę. Nekartą buvo pastebėta, kad katė grįžta namo daug greičiau nei pati geba judėti.
Vienintelis to paaiškinimas skamba fantastiškai. Katės sugeba naudotis portalais ir paralelinių išmatavimų koridoriais, arba taip vadinamais hipertuneliais, ir jų dėka susitrumpina savo kelią. Žinomas atvejis, kai šeimininkai lėktuvu nuskraidino katę 3000 km ir ją paliko. Katė po kurio laiko grįžo namo. Paskaičiavus, grįžimo greitis prilygo 60 km/h. Tokie faktai skamba tikrai neįtikėtinai. Subtilių energijų pasaulis vadinamas paraleliniu. Katės laisvai ten patenka ir grįžta atgal. Taip pat neišimtis, kad žmogaus siela kažkokiu būdu gali įsikūnyti į katę. Žmonės, patyrę klinikinę mirtį, matydavo kates ant dviejų pasaulių ribos. Iš čia ir atsirado legendos apie kates vaiduoklius. Legendose katės, ypač juodos, būdavo laikomos vilkolakiais. Japonai manė, kad katė pavirsta gražia mergina, viliojančia vyrus. Rusijoje, įsikuriant į naujus namus, katę įleisdavo pirmiausia. Buvo manoma, kad raitas ant jos persikrausto naminukas, namų dvasia. Žinoma kiniečių legenda apie senovės šventyklą, į kurią retai užsukdavo žmonės. Pasakojama, kad katė gyvenusi netoliese išėjo ant kelio ir ėmė kviesti letenėlę visus į vidų. Žmonės pagalvojo, kad tai nepaprasta katė. Šventyklos dvasia persikūnijo į šį dailų gyvūną tam, kad žmonės ją patikėtų. Valstiečiai iš tiesų pradėjo eiti melstis į tą šventyklą. Nuo to laiko katės kvietėjos statulėlė su pakalta letenėle kaip talismanas laikoma kiekviename rytietiškame restorane, viešbutyje ar kitoje lankytinoje vietoje. Senovės graikai buvo tikri, kad meilės deivė Diana pasiverčia kate. Romėnai manė, kad kate pavirsta laisvės deivė Libertas. Katiną Oskarą vadina mirties angelu. Kiekvieną savo dieną jis pradeda apeidamas palatas senelių namuose Steerhouse. Jis sėdi ant tų ligonių lovų, kuriems liko gyventi vos kelios valandos, ir palieka juos sulig paskutiniu jų atodusiu. Kartą vienos ligoninės medikai pastebėjo, kad ligoninėje gyvenantis katinas Oskaras, nuolat besislapstantis, staiga nelauktai atsirasdavo ant kažkurio ligonio lovos. Ligonis neužilgo palikdavo šį pasaulį. Gydytojas Davidas Dosa susidomėjo neįtikėtinomis katino galiomis. Pasirodo, kad Oskaras neneša mirties. Jis tiesiog įspėja apie ją ir niekada neklysta. Pamenu du vienu metu bemirštančius ligonius skirtingose slaugos namų dalyse. Visi galvojame, kad vienas šių pacientų tikriausiai mirs anksčiau nei kitas. Oskaras šalia jo kažkodėl nesirodė. Katinas sėdėjo prie kito ligonio lovos ir nesuklydo. Tas pacientas mirė po kelių valandų, o tas, kurio mirčiai mes visi ruošiamės, nugyveno dar kelias dienas. Galiausiai Oskaras atbėgo ir pas jį. Katinas greičiau nei gydytojai nustato, kam artėja metas keliauti į kitą pasaulį. Belieka manyti, kad Oskaras mato, kaip siela palieka kūną. Išeitų, kad katės akys mato tai, ką mokslininkams neseniai pavyko užfiksuoti, neįtikėtinai jautrią fototechniką. Po mirties iš žmogaus saulės rezginio pakyla nedidelis žydros spalvos kamuoliukas ir nuskrieja link dangaus. Siela netgi sugebėjo pasverti. Pasirodo, žmogui mirus, organizmas palengvėjo nuo 9 iki 15 gramų.
Katei matyti tamsoje pakanka silpniausios šviesos. Jos akies vyzdys atspindi atspindžius. Štai kodėl katės akys šviečia tamsoje. Toks spindulių lūžio principas taikomas kelių ženklų gamyboje. Po katės akyje esančia tinklainė yra unikalus mikroskopinis veidrodėlis, vadinamas tapetum. Jis gaudo vos pastebimus spindulius, kurių žmogus nemato, tokius kaip infraraudonieji ir ultravioletiniai. Tokiu būdu katė gali matyti aurą, energetinės substancijas ir netgi vaiduoklius. Yra labai daug atvejų, kai katės mato tai, ko nematome mes. Jos mato tai, kuo, tiesą sakant, aš net abejoju. Netikiu nei vaiduokliais, nei kažkokiais pomirtiniais, mistiniais dalykais, nei velioniais, vaikščiojančiais tarp mūsų, nei kitokių pasaulių. Bet kuo daugiau bendrauju su kate, tuo labiau suprantu, kad visa tai egzistuoja. Katė turi dar vieną unikalų jutiminį organą. Jį vadina trečiąja akimi, tačiau su regėjimu jis nieko bendra neturi. Jakobsono organas yra prie nasrų. Jis pagauna atmosferos elektros iškrovas, nežymius dirvos virpesius, magnetinio lauko svyravimus. Supančioje gamtoje egzistuoja tam tikri komponentai, siunčiantys signalus apie artėjančius katastrofinius žemės drebėjimus. Štai sakysim, katė įkvepia ir jaučia ateitį ir bando mums kažkaip apie tai pranešti. Leningrado blokados metu katės gelbėjo miestą ne tik nuo žiurkių. Jos slėpdavosi bombų slėptuvėse gerokai anksčiau nei buvo skelbiama apie oro pavojų. Ir niekas nesistebėjo, kad katės reaguoja tik į priešų lėktuvus. Neįtikėtina katės nuojauta išgelbėjo net Maskvos artistus Tokijuje 2002 metais. Maždaug valandą prieš spektaklį ateinu pas gyvūnus ir matau, kad jie sutrikę. Vieni baiminasi, kiti kaip tik bėga pas mane, dar kiti miaukia. Japonai, pažiūrėję į kates, suriko: bėkite iš pastato, tuo įvyks žemės drebėjimas. Teatro darbuotojai čiupo kates ir išlėkė į gatvę. Pasirodė būrys svetimšalių su katėmis ant rankų. Mes stovime 15 minučių, niekas nevyksta. Tuomet aš sakau, grįžkime atgal. Staiga pasigirdo 3 galingi požeminiai smūgiai. Neapolyje katės gyvena kiekvienoje šeimoje. Nuo neatmenamų laikų gyventojai manė, kad jos gali įspėti apie Vezuvijaus išsiveržimą. Taip pat kates laikydavo ir laivuose. Jos ne tik gaudė peles, bet ir nuspėdavo audrą. Senovės katės gyveno ir pas jūrininkų žmonas. Šeima žinojo, jei katė neramiai laksto palei krantą ir ilgesingai kniaukia, reiškia laivas nuskendo. Tyrinėtojai tai vadina telepatija, gebėjimu keistis mintimis arba dalintis reginiais. Rašytojas Valerijus Gajevskis kartą nuskriaudė katę ir netrukus sulaukė atpildo. Gajevskių namuose tuo metu gyveno Sibiro pilkosios veislės katė vardu Letena. Visų numylėtinė tądien veikiausiai kažkam pridarė eibių ir gavo pylos. Mes laikėme namuose katę. Ta diena ji mane supykdė, nepamenu kuo. Ir aš tiesiog grubokai paspyriau ją koją. Taip įvyko, ką čia slėpti. Naktį Valerijus pabudo kankinamas nepaprastos baimės. Kai akys apsiprato tamsoje, savo kojūgalyje jis įžiūrėjo siluetą. Piktaliamintis katės pavidalas čia atsirado aiškiai ne gerų kėslų vedinas. Nakties tamsoje, magiškų judesių, ji ištiesė Valerijų naguotą leteną, tarsi ruoštųsi užkeikimui. Rašytojo baimė peraugo į paniką. Aš negalėjau nieko ištarti, nei pajudėti. Mane išmušė šaltas prakaitas. Puoliau ieškoti išeities. Staiga tiesiog fiziškai suvokiau, lyg man kažkas patartų. Judėk, atsibusk, kelkis. Štai ką jutau. Neįtikėtinos valios pastangomis jis pajudino ranką, pasikėlė ant alkūnių
sugebėjo įveikti hipnozę iš anapus. Šviesa ėmė blėsti. Didžiulė katė nuleido leteną ir lėtai išnyko ore. Miego kaip nebūta. Virpančiomis rankomis rašytojas išsiėmė cigaretę ir užsirūkė. Išgirdusi pabudusį šeimininką, jo katytė pribėgo ir murkdama ėmė trintis į kojas. Valerijus paėmė katę ant rankų ir dar ilgai glostė sėdėdamas tamsiame kabinete. Įsižeidusi Gajevskio katė, matyt, užhipnotizavo savo šeimininką ir įteigė jam šį košmarišką reginį sapne. Neretai katės užhipnotizuoja ir savo grobį, smulkius paukščius arba graužikus. Ir netgi žmonės, užburti nemirksinčio ūsuotųjų augintinio žvilgsnio, atsikelia ir papildo kačių dubenėlius šviežių maistu. Amerikiečių mokslininkai mėgino išsiaiškinti magišką kačių įtakos stebuklą. Pasak jų, katės turi mikroorganizmų aptinkamų pas paukščius, gyvūnus ir netgi žmones. Šie parazitai dauginasi tik katės pilve. Jie gali paveikti savo nešiotojų smegenis. Bandymai parodė, kad žiurkės, užkrėstos toksoplazmoze, praranda valią ir pasiruošusios pačios lįsti ūsuotam plėšrūnui į nasrus. Būtent šis parazitas verčia žmogų su kate elgtis meiliai ir švelniai. Daugumai žmonių toksoplazmozė nekenksminga. Tačiau retais atvejais įvyksta asmenybės pakitimai ir šizofrenijos simptomų atsiradimas. Dainininkas ir muzikantas Vladimiras Asimovas su žmona Tatjana ne kartą savo gyvenimą susidūrė su nepaaiškinamais reiškiniais. Gyvenimas nesibaigia po to, kai žmogus miršta. Esu tuo tvirtai įsitikinusi. Istorija apie mano senelę, kuri pasirodydavo katės pavidalu. Mistikos mūsų su Volodė gyvenime tiesiog neįtikėtinai daug. Prieš pat gegužės šventes mirė Tatjanos senelė. Laidotuvių išvakarėse sutuoktiniai Asimovai vos spėjo grįžti į Maskvą. Pavargę jie sugulė miegoti. Išgirdau balkone kažkokius garsus. Pažadinau Tanę ir sakau, ten kažkas krebžda, gal pelės? Kažkas ten yra. Įjungiu šviesą, išeinu į balkoną. Staiga man kažkas pralėkė tarp kojų. Kažkoks mažytis sutvėrimas. Pagalvojau, gal žiurkė? Iš kur pas mus žiurkės? Mes juk ne pirmame aukšte gyvename. Labai keista. Ir tas kažkas perbėgo per koridorių tiesiai į virtuvę. Virtuvėje laukė keistas reginys. Įsmeigusi akis į žmonės, ant palangės sėdėjo katė. Išties labai keista, aš tokių kačių niekada nesu matęs. Ji buvo maža, tačiau ne kačiukas, gal tokio dydžio. Buvo matyti, kad tai suaugusi katė. Ir kad būtent katė, o ne katinas, taip pat nekilo abejonių. Pagal jos sudėjimą iškart buvo aišku, kad tai katė. Tatjana paėmė iš šaldytuvo pieno, dešros ir pasiūlė nekviestai viešniai. Sutvėrimas, sėdintis ant palangės, į vaišes nekreipė dėmesio, tačiau sureagavo į žodžius. Tania sako, ko tu atėjai? Ir aš čia suvokiau, kad ji tarsi kalbėtų su savo senele. Tania ištarė frazę. Tu pasiimk, ko tau reikia, tik mūsų, prašau, neliesk. Vos nuskambėjus šiems žodžiams, katė pakilo ir ramiai išėjo. Asimovams nekilo nė šešėlio abejonės, kad tokiu pavidalu juos aplankė mirusi senelė. Tačiau ko ji atėjo, iškart nepavyko suprasti. Po 2 savaičių ryte atsikėlę sutuoktiniai iš miegamojo atėjo į svetainę ir iškart pastebėjo. Naktį buvo įsibrovę vagys. Prapuolė daiktai. Ir tai buvo ne kažkokios brangenybės, o įsimintini senelės branginami daiktai. Negana to, vagys įsibrovė būtent per tą langą, per kurį pateko katė. Jiems netgi pavyko nepažadinti šeiminiškių. Asimovai iškvietė pareigūnus. Policija viską apžiūrėjo ir nerado nei vieno svetimo piršto antspaudo, nei ant palangės, nei apskritai bute.
Ir jokio dujų ženklo. Iš pradžių manėme, kad mus galbūt apsvaigino dujomis, jeigu jau taip giliai įmigome. Paaiškėjo, kad nebuvo jokių dujų pėdsakų. Išeina, kad anksčiau ištarti žodžiai pasiimk, ką nori, tik mūsų neliesk, vėliau lėmė tai, kad buvome tik apvogti, tačiau likome gyvi. Sakoma, kad katė turi 9 gyvybės. Ši savybė jai suteikia neįtikėtiną sugebėjimą išgyventi. Šokdama iš labai aukštai, katė visuomet nusileidžia ant 4 letenų ir lieka sveika. Pasirodo, tokie stebuklai paaiškinami. Katė moka sulėtinti savo kritimo greitį. Kai kūno plotas padidėja, sustiprėja pasipriešinimas orui. Tuomet katė intuityviai daro sukinį ore, paskirstydama letenas taip, kaip tikras parašiutininkas. Bet mokslininkai įtaria, kad katės naudojasi dar kažkokiu kitokiu išsigelbėjimo būdu. Kritimo metu katė patenka į tam tikrą būseną, vadinamą alfa, kurioje ji pilnai atsipalaiduoja ir kurioje iš tikrųjų sugeba keisti savo svorį. Tai yra, katės kažkokiu visiškai nesuprantamu būdu kontroliuoja gravitacijos jėgą. Prieš siunčiant žmogų į kosmosą, mokslininkai ieškojo būdų, kaip orientuotis nesvarumo sąlygomis. Gamta pasufleravo idealų sprendimą – krentančią ant 4 letenų katę. Ji koreguoja kūno padėtį uodegos dėka. Nesvarumo būsenoje žmogui judėti labai sunku. Dėl to būtinybė judėti tokioje būsenoje iš žmogaus reikalauja didžiulių pastangų. Tuo tikslu buvo kuriamos sukamosios rankų, kojų, judesių metodikos, kad žmogus galėtų koordinuoti savo kūno judesius. Buvo mėgdžiojamas ir kačių elgesys. Tuo tarpu pati katė kosmose pabuvojo tik kartą, nors galėjo tapti pirmuoju kosmoso pradininku. Nedidelė apimtis ir svoris, nereiklumas maistui, intelektas ir nuostabus gebėjimas išgyventi. Katė buvo tobuliausias pretendentas. 1963 metais tyrinėjimo poligone Hamagir Prancūzija ruošiasi raketos Veronika 47 startui. Skrydžiui buvo ruošiamas katinas Feliksas. Spalio 18 dieną buvo numatytas startas, kuris vos nebuvo atšauktas. Prancūzų tyrinėtojai katino Felikso skrydžiui į kosmosą negailėjo pastangų. Buvo daug parengiamųjų darbų, bandomųjų testų. Parą prieš paleidžiant raketą į kosmosą, gerbiamas pilotas paspruko. Kosmodromo darbuotojai skubiai įleido į kapsulę pirmą pasitaikiusią pagautą katę. Vėliau spaudoje buvo paskelbta, kad tai katė vardu Feliso. Startas buvo sėkmingas. Skrydis tęsiasi viso labo 15 minučių ir baigėsi taip pat sėkmingai. Tuo kačių kosmonautika ir pasibaigė. Feliso, pasitaikius pirmajai progai, taip pat paspruko iš kosmodromo. Dar ir dabar leidžiami pašto ženklai, vaizduojantys supainiotus katinų atvaizdus. Felikso ir antrojo katino Feliso. Jie pavadinti tuo pačiu vardu. Galima naudoti katę tik remiantis jos natūraliais sugebėjimais. Suteikti naujų būdo bruožų ar ją perdresiruoti neįmanoma. Legendos apie 9 katės gyvybės sutinkamos ir senovės istorijoje. Paslaptingoje Azijos šalyje Miamiai buvo Melinakės deivės Cun Huance šventykla. Vienuoliai garbino jos auksinę statulą. Deivė padėdavo mirusiųjų sieloms persikelti į naujus kūnus. Sielos, kurios negalėdavo iškart rasti prieglobsčio, grįždavo atgal į šventyklą, baltų kačių su geltonomis akimis pavidalu. Žmogus gali reinkarnuotis į katę ir atvirkščiai. Tai yra aukšto lygio sutvėrimas, kuriuo kiekvienas iš mūsų gali realiai tapti sekančiame gyvenime. O galbūt mes jau kažkada esame juo buvę. Kartą šventyklą užpuolė grobikai, norėdami pavogti auksinę statulą. Vyriausiasis vienuolis Miunche mirė nuo žaizdų po deivės kojomis.
Staiga jo mylimas juodas katinas Singh keistai sukniaukė. Jis atsistojo ant savo šeimininko galvos. Visas jo kūnas tapo auksiniu, akys pamėlynavo kaip deivės, o letenų galiukai balti. Katinų įdėmiai stebint, vienuoliai nugalėjo priešus. Po kurio laiko visi vienuolyno katinai tapo tokios pat spalvos. Manoma, kad tų šventų kačių palikuonis padeda mirusiųjų sieloms pakilti į dangų arba persikūnyti naujos reinkarnacijos metu. Kažkodėl dauguma žmonių visame pasaulyje galvoja, kad juos su katėmis sieja ypatingas ryšys. Neva ankstesniame gyvenime jie buvo katėmis. Žinote, vargu ar jūs rasite žmogų, kuris sakytų, aš šuo, arba aš kiaulė, arba aš dramblys. Vargu. O vat moters tapatinimas su kate beveik kiekvienoje kultūroje laikomas mažų mažiausia komplimentu. Jūs matote unikalius, tikrų raganiškų apeigų kadrus, pilnatis, verbų sekmadienio vidurnaktis. Manoma, kad tuo metu atsidaro vartai tarp pasaulių ir slavai pagerbia mirusiuosius. Raganė Veda pradeda ritualą degančios pentogramos centre. Magiška figūra padeda jai kreiptis į jėgas, kurios jai paklūsta. Viskas padaryta pagal senovės kanonus. Pentogramos dydis, orientacija į pasaulio šalis. Aš kviečiu tave, Grigorijau, ateik pas mane. Dabar Veda atlieka meilės persikūnijimą. Viena moteris nori patikti vyrui, dėl to ragana kviečia jos sielą. Aš užburiu tave, Grigorijau. Tu negalėsi nei gyventi, nei egzistuoti, nei gerti, nei valgyti be Natalijos. Išraiškingai skaitomo užkeikimo metu priešais Veda iškyla permatomas siluetas. Matosi iškviesta raganos Grigorijaus siela. Ritualiniu durklu Veda pažymė energetinių mazgų taškus, atsakingus už meilę, norus ir prieraišumą. Nuo šiol užburtas vyras patirs nenugalimą potraukį moteriai, užsakiusiai apeigas. Peržiūrint filmuotą medžiagą, išaiškėjo dar viena keistenybė, kurios nematė filmavimo grupė. Tuo metu, kai Veda ruošėsi ritualui, šalia tarp medžių praplaukė miglotas šešėlis, panašus į didžiulę katę. Pas Vedą, kaip ir pas kiekvieną būrėją, gyvena juodas katinas. Jis susisiekia su kitu pasauliu ir perneša raganišką energiją. Būrėjos ritualams skirtas darbo kambarys nustatytas kačių statulėlėmis. Juodi katinai turi labai stiprią energetiką, pačią stipriausią, kokia tik gali būti. Balti katinai energetiškai labai silpni. Ir aš, pavyzdžiui, negaliu laikyti tokio katino, nes su manimi jis ilgai neišgyventų. Juodi katinai yra energijos nešėjai. Jie perima savo šeimininko negatyvią energiją. Kai Veda dirba, jos katinas visada šalia. Jeigu jį namuose, jis tiesiog guli ant pagalvės prisimerkdamas nuo žvakių mirgėjimo. Būtent informacinėme lygmenyje mes su juo labai puikiai sutarėme. Jis supranta mane be žodžių. Jaučia mane, žiūri kaip žmogus į akis, viską supranta. Jis mane jaučia, tai toks bendravimas be žodžių. Būrėjai įsitikinę kačių spalvos svarbumu. Senovės burtininkai turėdavo rudaplaukį ir juodą katinus. Juodas buvo neigiamos energijos laidininkas, rudaplaukis teigiamos. Visais laikais magai ar druidai pasirinkdavo būtent juodus, be jokios baltos dėmelės katinus, nes jie suprato, kad tik su šiomis katėmis juos gali sieti ypatingą sąjungą. Tikėjo, kad juodų kačių pagalba galima įgyti tam tikrų galių arba jas išsiugdyti. Dažniausiai žmogus juodas kates linkęs sieti su blogais reiškiniais, bet iš tikrųjų namuose gyvenantis nakties juodumo katinas yra savo šeimininko saugotojas.
Žmogus įsigijęs juodą katę savotiškai pradeda žiūrėti į tamsą. Ir tik kvaili žmonės galvoja, kad toje tamsoje nieko nėra. Iš tiesų, toje tamsoje yra labai daug kas įdomaus. Todėl juodos katės pagalba galima ten pažvelgti į kitus pasaulius. Tikriausiai todėl žmonės augina juodas kates. Japonijoje tikima, kad jei katė sučiaudo, reikia su ja pasisveikinti. Tada neskaudės dantų. Anglai galvoja, kad jei namuose laikai juodą katę, neatsiras meilužių. O prancūzai tiki, kad jeigu vyras išgeria butelį vyno iki dugno, o po stalu tuo pat metu tupėjo katė, jis neužilgo ves. Visur juodi katinai laikomi aukščiausiais jėgų nešėjais. Jei juoda katė jums perbėgo kelią, tai nereiškia, kad turime iškart ją pulti ir mušti. Tai ženklas iš aukščiau, kad kažkas jums perėjo kelią. Rusijoje iš juodų kačių kaulo darydavo talismanus ir nešiodavo ant kaklo. Nuo užkalbėjimo. Tuo, kad juoda katė atneša laimę, tikėjo ir režisierius Leonidas Gaidajus, nufilmavęs ją visose savo komedijose. Padėjo tai ar ne, bet šie filmai tapo tarybinio kino kultūros ir istorijos šedevrais. Kartą Londono laboratorijos, kur tyriami įvairūs fizioterapijos metodai, darbuotojai dirbo iki vėlumos. Vykstant bandymams į patalpą įėjo instituto katė Marta. Kai ji ėjo pro žemo dažnio srovių generatorių, visi daviklių parodymai netikėtai parodė perkrovas. Šios laboratorijos mokslininkai atliko bandymą. Pacientai, kuriems buvo paskirta fizioterapija, buvo padalinti į dvi grupes. Vieni toliau buvo gydomi elektros prietaisų pagalba, o kitiems ant skaudamos vietos pasodindavo katę. Iš tų, kurie glostė katę, pasveiko visi, o likusiųjų tik pusė. Kartais kačių pagalba elektrostatikos principų gydoma hipertonija. Ir nors katės kailiui yra nemažai alergiškų žmonių, bet kačių pagalba kartais gydoma bronchinė alerginės kilmės astma. Katėms būdingas elektrostatikos krūvių kaupimas ir leidimas žmonėms save paglostyti. Gydymas kačių pagalba vadinamas felinoterapija. Uodeguotieji gydytojai gydo įvairias ligas, priklausomai nuo veislės. Pavyzdžiui, ilgaplaukės persų, Sibiro ir Angoros veislės katės gydo nervinius sutrikimus ir sąnarių skausmus. Vidutinio kailio ilgumo katės – širdies ligas. Trumpaplaukiai ir beplaukiai sudoroja kepenų, inkstų ir virškinimo sistemos sutrikimus. O Siamo veislės katinai apskritai sunaikina visus namų mikrobus. С точки зрения воздействия на человека, оно умиротворяющее, то есть оно является, будем говорить так, успокаивающим. Miaukimas ir murkimas turi raminantį poveikį žmogui. Tačiau nuostabiausia, kad katės ir pačios gydosi tais būdais. Todėl jos ir trinasi į ką nors, kad sudarytų elektrostatinės iškrovas. Jos murkia, atlieka kažkokius veiksmus tam, kad išsigydytų savo pačių ligas. Mokslininkai mano, kad katės murkimas tai tarsi infragarsinė terapija, tik dar stipresnė. Katės murkimo garso dažnis yra nuo 27 iki 44 Hz. Jis stiprina kaulus, gerina kraujotaką ir spaudimą. Kas keisčiausia, tokius garsus jis skleidžia tik prie žmogaus. Tarp savęs katės bendrauja kitaip.
Katės su mumis bendrauja viena kalba, o tarp savęs kita. Ir šios dvi kalbos yra absoliučiai skirtingos. Jei bendraudamos su mumis jos miauksi, kažką sako, murkia, kai jas glostom, tai bendraudamos tarpusavyje katės taip nekalba. Jos kalba pusiau frazėmis, pusiau judesiais, pusiau žvilgsniu ir tai labai įdomu. Ši kalba man vis dar nesuprantama. Tačiau, kai katės nori, jos sėkmingai kopijuoja ir žmogaus kalbą. Sakoma, kad žmogus prisijaukina šunį, o katė žmogų. Individualumas ir įtaka žmonėms iškelia ją aukštai virš viso gyvūnijos pasaulio. Priversti katę ką nors padaryti prieš jos valią neįmanoma. Galima tik paprašyti. Kačių dresiravimas stipriai skiriasi nuo įprastų dresiravimo būdų. Amerikoje gyvenanti katė Nora tapo įžymybe po to, kai jos klipas buvo patalpintas internete. Panašu, kad ji jaučia didžiulį malonumą atlikdama savo melodiją. Nora gyvena dailininko ir pianistės šeimoje. Ji kartais groja kartu su šeimininke visomis 4 kojomis. Unikaliai katei netgi buvo sukurta simfonija Koncertas, labai patinkantis publikai. Aš galiu tik vieną pasakyti. Katės iš tiesų jaučiasi aktorėmis. Jos vaidina kažkokias roles, suprantamas tik joms pačioms. Ir išmokyti jų to neįmanoma. Galima tik nukreipti gyvūną, kad jis pats išeitų į sceną ir ten pajustų savyje įkvėpimą. Kartą kačių teatre prisiveisė pelių. Pati mintis apie graužikus teatro darbuotojams atrodė neįtikėtina. Tačiau taip įvyko. Rytais maistas dubenėliuose būdavo išbarstytas, tačiau kovos pėdsakų nebuvo. Pradėjome stebėti. Pamatėme, kad pačiame kampe po radiatoriumi yra skylutė. Ir štai iš tos skylutės išlįsdavo pelytės. Prieidavo, ėsdavo tą maistą ir vėl nueidavo. Tiesiog tame pačiame kambaryje, kur gyveno katės. Dingdavo ne tik maistas, bet ir buvo gadinama įranga. Įžūlios pelės brakonieriavo vis dažniau. Kuklačiovo artistės net nebandė pagauti nei vienos. Greičiausiai joms tai buvo nepriimtina. Pasirodo, katinas pelė gaudys, tai kitas lygis. Katės artistės tuo nenorėjo užsiimti. Kaip čia dabar? Nejaugi aš medžiosiu peles. Ir netgi nežaidė su jomis. Tiesiog žiūrėjo į tuos bėgiojančius kamuoliukus kaip į kažką nesuprantamo ir net tingėjo su jomis terliotis. Pripratinti estrados žvaigždes bėgioti paskui peles buvo neįmanoma. Ir čia netikėtai atėjo pagalba. Prie atsarginio teatro įėjimo priėjo katė iš gatvės. Iš gailesčio teatro darbuotojai priglaudė ją šalia teatro kasos, pakrikštijo Oksana ir pradėjo maitinti. Apsaugos darbuotojai nakčiai įleido ją į teatrą. Ir tą naktį Oksana atnešė apsauginiams 15 trofėjų. 15 pelių ji atnešė ir padėjo priešais jos ant grindų prie stalo. Tik tuomet mes supratome, kokį lobį įsigijome savo namams. Po 3 savaičių pelių nebeliko nei pėdsako. Kačių teatras vėl gyveno savo įprastą gyvenimą. O Dmitrijus Kuklačiovas net neketino dresiruoti naujos augintinės. Kartą vakare, prieš išeinant, kai jau buvo užgesintos šviesos ir žiūrovų nebebuvo, beidamas iš teatro atsitiktinai žvilgtelėjau į sceną. Išgirdau kažkokį triukšmą. Pamačiau Oksaną vieną ant scenos vaidinančią, atliekančią visus tuos triukus, kuriuos spektaklio metu atlieka mūsų gyvūnai. Ir jie atlieka juos pati, savavališkai, be jokio paliepimo. Kiekvieną naktį katė Oksana viena treniruodavosi scenoje ir savarankiškai išmoko visus triukus. Tačiau prieš Dmitrijų ilgai pūtėsi. Be to, ji labai gėdijosi publikos. Kuklačiovas sugalvojo Oksanai triuką, kuriame ji gaudo žaislinę pelę.
Veislių kilmės paslaptis neduoda ramybės net mokslininkams. Darvino teorija nepajėgi paaiškinti kai kurių niuansų. Genetinis katės pradas nepaaiškinamas. Kai žmonės sugalvojo keisti kačių veisles, per trumpiausią laiką pavyko išveisti daugiausia rūšių. Sfinksus, bengališkas kates, persiškas, naminės lūšis ir visos rūšys buvo tas pats gyvūnas. Voronežo agrouniversiteto dėstytojas Vladimiras Abrevkas rado katę mutantę su 5 ausimis. Mutantų jis turėjo, bet tik užkonservuotų. Mokslininko azartas laimėjo prieš nenorą turėti naminį gyvūną. Pradžioje patekęs man į rankas, kol važiavom namo draskėsi, štai kaip ir dabar, buvo nelabai patenkintas. Apžiūrėjęs dryžuotą kamuoliuką, Vladimiras Abrevkas pamatė 2 ausų poras ir dar 5 ausytė buvo neišsivyščiusi. Kitkuo, ši katytė savo išorę beveik nieko nesiskyrė nuo kitų. Visiškai sveika ir aš kaip daktaras patvirtinu, kad visa jos fiziologija, tai kas vadinama reakcijos norma, buvo normos ribose. Vladimiras katę pakrikštijo Lunte, filmuko personažo garbei. Luntė atskleidžia tyrėjams nematytus horizontus. Visa ko kaltininkas recesinis genas, suteikęs jai papildomas ausis. Mokslininkai aiškina, mutacijos gali atsirasti dėl blogos ekologijos. Bet čia genai susijungia atsitiktinai. Если бы спонтанных мутаций не было, то есть более стабильным был... Jei nebūtų spontaniškų mutacijų, tai yra, jei genetinis kodas ir dauginimosi būdas būtų labiau stabilus, tai nebūtų ir gyvybės įvairovių. То есть вот эти вот ошибки при делении клеток, при размножении на... Chromosomų arba genetinio lygmens ląstelių dauginimosi klaidos ir yra mechanizmas, užtikrinantis visko, kas gyva Žemėje, vystymasi. Visko, ką mes vadiname evoliucija. Vladimiras ketina katei padaryti rentgeno tyrimus ir pasižiūrėti, ką ji dar turi dvigubo. Jei pavyks, suvesti jį su 4-ausiu katinu iš Vladivostoko. Galbūt bus sukurta ir nauja veislė. Тринадцатого 1949 m. birželio 13 d. Didžiojoje Britanijoje nutiko istorija įprasta rytų pasauliui, bet neįtikėtina vakarams. Santechnikas Carolas Hoskinas nukrito nuo medžio savo sode ir prarado sąmonę. Kai atsipeikėjo, pamatė budistų vienuolį, vilkintį šafrano mantiją. Vienuolis paprašė Brito leisti užimti jo kūną ir pastarasis sutiko, kadangi nebuvo patenkintas gyvenimu. Po to misteris Hoskinas visiškai pasikeitė ir pasivadino Lapsam Krampa. Pasauliui jis padovanojo nuostabius memuarus, atsidavėlio išpažintį apie Tibeto paslaptį, neįtikėtinas žmogaus galias ir senovės civilizacijas. Štai ką jis rašė apie kates. Kitame pasaulyje, kitoje sistemoje, išsidėsčiusioje labai toli nuo Saulės sistemos, egzistavo aukštoji kačių civilizacija. Katės geri sutvėrimai ir viską labai gerai supranta. Dėl to visa kačių giminė ir jų aukščiausioji dvasia nusprendė atvykti į planetą, kurią visi vadiname Žeme. Jos atvyko stebėti žmones. Paslaptingosios teritorijos. Išvertė Kristina Buteikienė. Įgarsino Naglis.